Labas vakaras visiems. Ačiū tiem, kurie atėjot į šitą mūsų susitikimą. Tikrai informacijos yra pakankamai daug, bet šiandieną noriu pradėti paaiškinti pagrindinius esminius dalykus, į ką turėtume kreipti dėmesį, kai kalbame apie pasyvias pajamas, kai kalbam apie uždarbį iš blokų grandinės, iš kriptovaliutų rinkos, iš kriptovaliutų srities, kokios tai yra technologijos, kokią vertę jos neša, kodėl yra vertinga prisijungti prie Ultima Trading Bot, prie šito roboto, kuo jisai skiriasi nuo kitų robotų, kurie yra rinkoje, ir atsakysiu paskui pabaigoje į jūsų klausimus. Taigi pradėsim. Kalbėsiu apie Ultima projektą, kuris vystosi jau 9 metų rinkoje. Aš su šito projektu pažįstamas ir labai gerai pažįstamas 7 metus, taip kad tikrai sakau, tai ne iš nuogirdų, ne iš kažkieno nuorodų pateiktų prieš mėnesį ar prieš dieną, bet kalbu iš savo asmeninės patirties. Visą esu praėjęs, kiekvieną produktą esu pačiupinėjęs, žinau visą ekosistemą, kaip jinai vystėsi. Aš kai atėjau įmonė buvo tik 2 metukai, dabar jau 9 metai praktiškai. Ir kaip jinai užaugo, kaip jinai sustiprėjo, augo ir taip toliau, apie tuos dalykus kažkiek tai išgirsit šitoje Ultima verslo prezentacijoje. Aišku, pirmiausia, pasakau, kad skaidrės bus anglų kalba, mūsų rinka yra tikrai per maža, kad skaidrės visas versti į lietuvių kalbą. Turiu skaidrės lygiai taip pat ir rusų kalba, bet šį kartą pasirinkau skaidrės anglų kalba. Jeigu kartais dingtų garsas, tai būkit malonus, praneškit ar ne, įsijunkit mikrofonus, turite galimybę, o šiaip tai prašysiu juos laikyti išjungtus. Ir noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į šitą įspėjimą, ar ne, visą tai, ką aš kalbėsiu, nėra kažkoks tai patarimas finansinis, komercinis, investavimo ir panašiai. Kiekvienas jūs turite gerai įsigilinti į tą informaciją, kurią pateiksiu šiandien, ir priimti asmeninį sprendimą, ką su tą informacija daryti, ar tai yra ta technologija, tas produktas, su kuriuo galima dirbti ir kur jūs norėtumėte uždirbti. Tai pasimkite atsakomybę savo, nes tai tikrai yra labai labai svarbu, priimti atsakomybę tiek už savo sėkmę, tiek už savo nesėkmes. Daugybė žmonių nemėgsta tos atsakomybės, ar ne? Ir kodėl yra mažuma verslininkų, mažai yra įmonių ir dauguma yra tiesiog darbuotojų, todėl kad jie nemėgsta atsakomybės. Jie mėgsta, kad kažkas būtų atsakingas už juos ir jeigu kažkas nepasisekė, visada ieškos to, kas yra kaltas, tik ne jis pats. Taigi, einam toliau. Kalbėsiu šiandien apie Ultimą, kurio iš tikrųjų žaviuosi. Projektas, kuris, kaip sakiau, visą ekosistemą vystosi 9 metus, pati Ultima gimė ant naujo blockchaino, naujos blokų grandinės, kai mes migravom iš senos blokų grandinės į naujoje, tai buvo prieš gerus 2 metus, tai nėra, sakykime, visiškai 9 metų projektas, nes projektų reikia įsivažiuoti, reikia rasti, sakykime, tas geriausias pozicijas rinkoje, su kuriomis mes būtume stipriausi. Ir galų gale gimus Ultima blokų grandiniai buvo paleista Ultima moneta ir būtent Ultima infrastruktūrinis projektas ir aplinkiniai jau supasi visi produktai, projektai, galimybės uždirbti ir taip toliau, taip toliau. Bet Ultima jau per tuos 3 metus parodė labai labai gerus rezultatus, tiesiog žavi jie mane, žavi daugumą. Šiandien, jeigu matėte Telegram kanale, mes patekom vėl į greičiausiai augančių kriptovaliutų šiais metais sąrašą, ten neatsimenu kelintoje vietoje, ne pirmoji, tai ten pirmam 10-uke, ar negalit pasižiūrėti šitą įrašą. Ir tarp milijonų kriptovaliutų, tikrai yra milijonai kriptovaliutų, mes esam šiandien 203 vietoje, reiktų patikslinti, plus minus 203 vietoje CoinMarketCap, tai yra CoinMarketCap, o ta raidytė M balta mėlynam fone, tai yra pagrindinis resursas, numeris 1 resursas pasaulyje, pagal kurį matuojamas aplamai kriptovaliutos, kriptoprojektai. Jeigu, kaip sakau, tavęs nėra CoinMarketCap, tai tavęs nėra visai.
Yra Kongeko dar vienas, sakykime, numeris 2. Jeigu tavęs nėra tenai, irgi tavęs nėra visai. O kriptovaliutų yra milijonai ir tarp tų milijonų mes esam čia 203 pozicijoje. Mūsų monetos vertė šiandien yra $20 000 ir tai yra labai gera kaina ir su šitą kainą mes visą laiką džiaugiamės, ją parodėm, nes tai yra antra kaina po bitkoino, visą tą laikotarpį praktiškai kai Ultima buvo paleista, skyrus mažą, galbūt savaitę kitą, kai Ethereumas buvo mus aplenkęs vienu metu. Taigi Ultima startavo nuo 10 centų, pakilo iki $1, pakilo iki $10 000 ir kilo aukštyn ar ne, paskui buvo korekcija, paskui rinka buvo baisiai įsigazinusi, dar rinkimų Trumpo nebuvo taip toliau, viskas važiavo stipriai žemyn, mes irgi draugiškai važiavom žemyn, tai 10 000 tai 8, tai 6 tai 8, tai 4 tai 6. Galų gale mes pasiekėm praeitų metų birželio 23 dieną $2007 už vieną Ultimą ir per 8 mėnesius vėl grįžom į tą pačią poziciją, 22 000, per 8 mėnesius moneta užaugo 11 kartų, padaro 11x, 1100% per 8 mėnesius. Ir dabar mes pakankamai gerai laikomės, tai sakykime 17-20 tūkstančių riba. Reikia suprasti, kad kriptovaliuta visą laiką svyruos, kils ir kris, ir tai yra normalu. Ir reikia suprasti, kaip šitoje rinkoje elgtis, kaip joje uždirbti. Apyvartos mūsų šiandien paros apyvartos yra 50, net buvo ir gerokai daugiau milijonų $, per parą, kiek yra suprekiaujamas. Bet kokios yra didžiulės apyvartos. Kaip matėte, tą visą augimo kreivę ir buvom kilę ir nukritę ir dabar laikomės ties 20 000, bet tai yra toli gražu ne riba. Mūsų kitas tarpinis laiptelis, aišku, kilti iki 25, stabilizuotis tenai, kilti iki 30 ir taip toliau. O paskui yra toks gražus laiptelis 50 000, 100 000 ir taip toliau. Ir tam mes turime labai rimtą pagrindą šitų tikslų pasiekti. Tai tikrai nėra sugalvota iš oro, tai nėra nupiešta Excel'e, tai yra didžiulė ekosistema, tai yra decentralizuotas blockchainas, tai yra visiškai laisva rinka, visiškai laisva, veikianti kainos pasiūlos ir paklausos santykių ir paklausa visą laiką iš principo ilgalaikė distancija yra didesnė už pasiūlą, o pasiūla mažėja. Štai mūsų viena iš kainų, ar ne, 18 294, šiandien buvom pasiekę 20 000, gal $350, pakankamai smagi kaina, mes ėjom į penketuką pačių greičiausiai augančių, pačių brangiausių kriptovaliutų sąrašą. Kaip sakiau, metų nominaciją turim kaip viena iš brangiausių kriptovaliutų ir greičiausiai daugiausiai užaugusių ir turim, aišku, visokių kitokių privalumų. CoinMarketCap'as, matot visus parametrus, jūs drąsiai galite ten užėjti, drąsiai pasižiūrėti, tarp kitko čia viena iš kainų stovi $22 457, tai yra tiesiog superinė kaina ir netgi tuo metu, kai rinka buvo pakankamai tokioj baimės būsenai, 41%, tai yra didžioji dalis žmonių baiminosi ir nepirko ir stabdė savo pirkimus ir galėjo ką čia toliau daryti. Toliau bendruomenė yra tikrai nusiteikusi labai gerai, kad yra bullrunas, kad yra bulių rinka, kad su Ultima viskas bus gerai. 91% bendruomenės narių, kurių yra N milijonų, jie sako, mano, kad su Ultima yra viskas gerai ir Ultima tikrai augs ir stiprės. Ar ne, ir vėlgi matom, kaip atrodo kitos monetos mūsų fone, ar ne, ir Ultima tikrai atrodo pakankamai gražiai. Taigi, 9 metų rinkoje, milijardinės apyvartos, keletą milijonų bendruomenės, tai čia tik keli milijonai, 3 milijonai plus, kurie, sakykime, konkrečiai naudoja vienus ar kitus produktus. Jeigu paimsim dar žaidimų industriją, kurioje mes taip pat esam, vien BattleBox yra pritraukęs apie turbūt jau apie 12 milijonų, ar ne? Ultima buvo, ar ne, jau bus kažkur gal 1,5 milijono pritraukęs papildomai
narių. Tai mes turim tikrai gerokai daugiau tų, kurie stebi Ultimą, kurie domisi ir po truputėlį pradeda dirbti ne tik su žaidimu, bet ir dirbti su produktais ir gauti kasdienę naudą. Virš 1000 darbuotojų visam pasaulyje, turime ofisus Meksikoje, Dubajuj, Berlyne, Afrikoje, taip pačioje Maskvoje tebėra ofisas. Tai yra, sakykime, kitose šalyse ofisai ir mes dirbam praktiškai visose pasaulio šalyse, galbūt tik su Amerikos rinka yra šiek tiek tokie santykiai sudėtingesni, nes ten yra tokia ypatinga rinka, šiaip su visų kitų pasaulių dirbam ir iš bet kurios pasaulio vietos galima ateiti. Įmonė susikūrė 16 metais Šveicarijoje, aš įmonė atėjau po 2 metų, kai buvo mažas startuolis, neaišku, kur toliau nužengs ir kas iš jos bus, išgyvens, numirs, išgyvens, tikimybė, kad mirs buvo beprotiškai didelė, bet aš pamačiau, kad įmonė vystosi, augo, man priėmė greitai sprendimą, paskui pusę metų stebėjau, paskui pradėjau po pusmečio, po 5 mėnesių dalintis, dirbti su įmonė ir nei vienos minutės nepasigailėjau ir šiai dienai tikrai esu vienas iš kompanijos lyderių. Pasaulyje turiu daugybę klientų, vedu kanalais grupės mokymus lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Ir tikrai beprotiškai džiaugiuosi, nes nežinau, kur galėčiau uždirbti geriau, kur galėčiau uždirbti daugiau, kur galėčiau turėti tokius produktus, kur duoda man kasdienės pasyvias pajamas. Kas už viso to stovi, už viso to stovi už vairo, iš tos įmonių grupės stovi Aleksas Reicherdas, tai jis yra blockchain ekspertas, ekonomistas, verslininkas, jis įtrauktas į 10 kiečiausių blockchain technologijos kuriančių žmonių sąrašą. Prieš keletą metų į jų 10-tuką, tame tarpe yra Vitalikas Buterinas ar ne, Terimi kūrėjas, tame tarpe yra, sakykime, Telegramų kūrėjas, PayPal kūrėjas, Binance biržos kūrėjas, Satoshi Nakamoto tame tarpe yra ir Alex Reichert tame tarpe yra. Na, labai mes atrodom gerai. Taip pat, aišku, Save Media Awards yra įmonė laimėjusi, turim savo mokymo akademiją, Alex Reichert akademiją, kur įmonės klientai visi mokosi nemokamai. Yra knyga, kurią vadovas parašė, tu esi numeris 1, kuri išleista jau 14 kalbų. Ir įvairūs leidiniai, Entrepreneur Magazine, Forbes, taip toliau, daugybė leidinių įvairiom kalbom ir daugybė portalų apie mus yra rašo ir rašys, toliau galime visus šituos portalus surasti ir pagal paiešką susirasti, kas parašyta apie Ultimos ekosistemą, apie vadovą ir apie mūsų technologijas. Taigi, augimas yra neišvengiamas, mes dalyvaujam visose blockchain konferencijose, gal ne visose, bet tikrai pačiose žymiausiose, tai tikrai nesenai praėjo konferencija Hongkonge, konsensus, kur buvo pristatyta Ultimos ekosistema, mūsų produktai, mūsų technologijos, ar ne, ir mes plečiame žinomumą visam pasaulyje, įtraukiam vis didesnį bendruomenės srautą, parodom savo inovatyvias technologijas. Ir tiesiog žingsnis po žingsnio mūsų rinka pastebi, pamato ir priima, nes mes savo tarptautinį brandą stiprinam su kiekviena diena. Mes esam, kaip sakiau, daugybės įvairių apdovanojimų turėtojų, ar ne, tas pats Smart Blockchainas, ar ne, mes turime Ultimą blockchainą, turime Smart Blockchainą, kurie yra visiškai decentralizuoti. Ir Smart Blockchainas yra laimėjęs Dubajui labai gerą nominaciją, ar ne, turbūt prieš porą metų. Tai vėlgi konferencija Paryžiuje, blockchaino savaitė, tai vėlgi su savo technologijom, su savo produktais ateinam, parodom ir duodam vertę žmonėm, klientam ir tampam matomų žinomi visam pasauliui. Kuo išsiskiria Ultima blockchainas? Pirmiausia tuo, kad jis yra visiškai decentralizuotas, kad jame yra labai mažai monetų, Ultima monetų yra tik 100 000 ir nebus ne vieno cento daugiau, kad blockchainai veikia išmanieji kontraktai, kad turi Ethereum-as ar ne, ko neturi, sakykime, Bitcoinas. Pas mus yra ir dalis Bitcoino technologijos, dalis Ethereum technologijos. Šiaip tikro yra visiškai mūsų blockchainas, ar ne, tik tai paim Patron blockchaino bazė ir ant jo pastatyta visa decentralizuota sistema
su išmaniosiom sutartim, su tokenizacija, su galimybė bet kokias aplikacijas paleisti, likvidumo pūlus ir taip toliau, taip toliau. Jeigu žiūrėsim į parametrus Bitcoin Ethereum Ultimos, matysim vien į greitį pasižiūrėjus 2000 transakcijų su viršum per sekundę. Tai yra momentiniai mokėjimai, mes galim pirkti, parduoti prekes už Ultimą ir jokių problemų. Kodėl, pavyzdžiui, Bitcoino neišplito Bitcoinas kaip mokėjimo priemonė, nes nors su decentralizacija ten viskas gerai, bet todėl, kad 10-15 minučių laukti, kol įvyks transakcija, tikrai yra blogai. Aišku, yra Bitcoin Lightning, sakykime, tinklas, bet vėlgi, jis kol kas dar nėra taip įsivažiavęs ir taip pridės, kad būtų naudojamas kasdienybė. Taigi, tinka mūsų moneta pilnai kasdienį mokėjimą ir manau, kad mes prie to irgi prieisim, nes marketplace'ai taip pat jau yra, tokio paleidimo stadijoje prekės sukeltos. Ir neužilgo pamatysime gyvus ir gyvas prekyvietės, pirkiniai prekių, įvairių produktų, maisto, technikos, taip toliau už kriptovaliutą. Taigi decentralizacija, 100% decentralizuotas blockchainas, 27 reprezentantai arba senatoriai. Galite užeiti į blockchainą, matot QR kodą, pasižiūrėti, pamatyti ir tuo reprezentantu, tuo senatoriumi galite būti kiekvienas iš jūsų. Matot, yra vienas afrikietis, Arabų Emiratuose 6, Rusijoje keli, Jungtinėje karalystėje vienas, Europoje matom, kad čia yra 16 ar panašiai. Ir tuo senatorium galite būti jūs. Jokių problemų, nes tai yra visiška laisvė, jūs ateinate su savo pinigais, jūs patampate blockchain validatoriumi ir jeigu jūs esate stipriai žaidėję šito rinko, jūs bet kurį galite išmesti iš rinkos. Bet kurį, nes viskas veikia sąžiningumo decentralizacijos principu, kas stipresnis, kas ateina su didesniu pinigų kiekiu, kas, sakykime, gali valdyti ir gali valdyti iš bet kurios šalies, iš Mozambiko, Zimbabvės, už kur tik norit, iš Šiaurės Ašigalio, tiesiog visiems yra vienodos sąlygos būti vienu iš super reprezentantų, valdytojų, o valdytojai gauna tikrai pakankamai gerus kasdienius mokėjimus iš blockchainų, nes jie prižiūri blockchainą, tvirtina transakcijas, prižiūri skaidrumą, legalumą ir taip toliau. Ir mes galim lygiai taip pat juos palaikyti ir jeigu mes juos palaikom, irgi galim uždirbti nuo 40 iki 60% metinių pasyvių pajamų ir gauti dar papildomai kai kurių kitų dalykų. Esam šiai dienai 10 biržų. Stipriausia biržose kaip Mexi, šiandieną jau yra 7 pozicijoje pasauliniam reitingė. GTO yra 8, BingX yra 12 pozicijoje, Bitmart, L-Bank, XT, Dipcoin, CoinStore, Conver, BTC, visos šitos yra biržos, pakankamai rimtos, geros ir mes jau einam aukščiau iki OKX, Bybit, Coinbase ir Binance. Tikrai norim eiti šiais metais į Binance. Vienas yra iš tikslų ir manau, jisai yra tikrai pasiekiamas artimiausių metų. Jeigu ne iki metų galo, tai kitais metais vis tiek mes ten papulsime, nes yra griežtos taisyklės, reikia eiti palaipsniui, negali ateiti į pirmą poziciją, į pirmą pasaulinę biržą, aplenkiant visas kitas. Tu turi eiti palaipsniui, kad patekti į pirmą 50-tuką, 20-tuką, 10-tuką, 5-tuką ir eiti į Binance ir Coinbase. Ir monetos kaina 100 000, tai aišku yra mūsų svajonė, bet yra tik tarpinis laiptelis, o biržų coming soon, tai tikrai bus greitai daugiau. Viena iš technologijų tai yra mūsų Ultima piniginė, kuri yra įvairios kriptovaliutos, pradedant USDT, baigiant Bitcoinų, taip pat mūsų Ultima, mūsų Smartcoinas, įvairius splitai ir taip toliau, ir tų monetų skaičius vis augs ir didės. Turime šaltą piniginę, Ultima Defender. Tai yra labai svarbus elementas, aš laukiu, man siunčia iš Vokietijos, galėsiu parodyti gyvą, tai reiškia mūsų privatus raktas, kuris yra tik pas jūs, valdote tik jūs, jis generuojamas tik vieną kartą jūsų privačioje piniginėje. Šis privatus raktas dalinamas į 2 dalis, viena dalis yra kortelėje, kita yra telefone ir tik pridėjus kortelę per NFC sąsają jūsų transakcija paleidžiama vykdymui ir joks kameris, netgi žinodamas jūsų visus ten rainelius paivės, ten prisijungęs visais PIN kodais ir panašiai, nieko negalės padaryti, jeigu jis neturės dar šitos kortelės. Nors šiaip be kortelės yra pakankamai saugi piniginė
Kortelė reikalinga, sakykime, tiem, kurie jau laiko piniginį nuo $100,000 ir daugiau. Turime tiek fizinės kripto korteles, tiek virtualias fizinę kripto kortelę Ultima, veikia visam pasaulyje. Jų kripto kart galite užeiti, galite nusipirkti mėnesinį limitą 100,000, per dieną 10,000, galima panaudoti 3,000 įsigryninti iš bankomato, na ir tikrai rimti privalumai. Ir tai yra multivalytinė kortelė, įeinat į bankinę sąskaitą, turite ne tik eurus, ne tik, sakykime, dolarus, bet turite ir, sakykime, USDT, turite Bitcoiną, turite Ethereumą, turite Solana ir dar kažkokią monetą, 5 monetas. Ir taip pat galite turėti virtualią kortelę, jeigu nenorite turėti fizinės kortelės. BetterBuilds Ultima Builds. BetterBuilds pirmoji žaidimo versija, kaip sakiau, jau turbūt pritraukti apie 13 milijonų žaidėjų. Tai antroji versija Ultima Builds, dar labiau sustiprintas, patobulintas žaidimas, kur neįdėjus nei cento jūs galite uždirbti kriptovaliutos žaidybinių tokenų, kuriuos vasarą plus minus Liepos mėnesį galėsite per aiduotą pasimti savo piniginę, parduoti biržoje arba persivesti į savo piniginę, užšaldyti ir gauti kas 24 valandas kasdienius mokėjimus Ultima moneta. Taigi ekosistema, tiek freezing, splitting, šaldymas ar ne, tiek trumpalaikis mėnesių, 3 mėnesiam, 3 metam, tiek, sakykime, balsavimas ar ne už blockchaino senatorius, kur vėlgi galite nuo 40 iki 60% gauti metinių pasyvių pajamų, tiek energiją galite gauti nemokamai, užšaldę vieną Ultimą ir pardavinėti energijos marketplace. Apie trading botą kalbėsim atskirai, toliau Umart yra prekyvietė, kuri jau 7 milijonus prekių turėtų išvysti neužilgą dienos šviesą. Toliau kortelės, kaip sakiau, saugumo elementas Ultima Defender, Smart Defenderis, toliau žaidimai, toliau Ultima Transformer, tai yra keitikla, bendruomenė, jos pasitikėjimas ir dar priekyje pačioje pirmoje pozicijoje, kairėje, tai buvo freezing and splitting, tai yra unikali technologija, kai jūs užšaldėt monetas savo piniginai ir per 24 valandas pasiimat atlygį. Ir taip neribotą laiką iš Ultima Pool. Ir dabar dvi technologijos yra sujungtos į vieną, freezing and splitting ir bot trading. Bet šitos dvi technologijos labai gražiai veikia, viena kitą papildo ir apie tai pakalbėsime detaliau. 500 milijardo, sakykime, mūsų rinkos dalis šiai dienai, norim pasiekti 50 milijardų, yra tokie aukšti tikslai ir mes tų tikslų siekiame. Siekiame turėti vis aukštesnę kainą rinkoje ir visada būti kaip minimum antri po Bitcoino kažkada ir pasiekti jį ir aplenkti yra tikrai labai didžiulės ambicijos. Ir todėl mes taip drąsiai kalbam, todėl kad visa tai, kas yra sukurta ir turime toliau, visi technologiniai momentai, ekosistemos, bendruomenės, rinkos momentai veikia taip, kad mums padeda augti, mūsų monetai padeda augti, monetos kiekis kasdieną rinkoje mažėja ir dėl užšaldymo, ir dėl komisinių mokesčių, kurie yra sudeginami Ultima monetą paima, iš mūsų komisinį mokestį ir sudegina. Tiek, sakykime, yra haulingas, ar ne, prieš metus į rinką išeina 2 mažiau monetų negu šiandien. Sakykime, prieš metus išėjo 25 monetos į rinką, kasdieną šiandien 12, kitų metų pavasarį išėjo 6 monetos ir taip toliau. Ir paklausa nuolat didėja, ekosistema plečiasi, bendruomenė auga, pasiūla su kiekviena akimirka mažėja. Ir vien matematiškai jau mes augam, o kur dar bendruomenės augimas, produktai, paslaugos, technologijų, naujų vystymas, diegimas, naujų produktų plėtra. Ir visą tai tikrai galim drąsiai pavadinti, kad tai yra hiperdefliacinis modelis. Taigi, mūsų visa ekosistema, matot, technologija pati iš savęs vien matematiškai yra sukurta taip, kad modelis būtų hiperdefliacinis. Tai yra, kiekvieną momentą Ultima vis yra daugiau užšaldoma, kaip sakiau, mėnesių, 3 mėnesiam, 3 metam. Kas metus į rinką išeina 2 mažiau monetų, tai yra
metinis halvingas, ar ne, kaip čia pavaizduotas, stakingas, ar ne, tai kai vieną išaugam ultimą ir balsuojam už blockchaino valdytojus, sakykime, vėlgi yra ultimai išimama iš rinkos ir, žinoma, kai mokam transakcijas, irgi naudojame ultimą, kuri yra deginama. Vėlgi čia tie patys dėsniai paaiškinti, ar ne, būtent deginimo procesas, visi komisiniai mokesčiai yra deginami ir ultimos rinkoje irgi mažėja. Ir tai vėl yra faktorius, kodėl ultimo ilgalaikiai perspektyvai augs. Ir dabar mes turim pagrindinius 3 kelius, ką galim daryti. Jeigu jūs gerai supratot, ką norėjau jums pasakyti, kad ultimo ilgalaikiai perspektyvai augs, ar ne, tai vienas iš variantų yra tiesiog būti ilgalaikiam investuotojui, nusipirkti monetą, pasidėti 3 metam kaip minimum į piniginę, į šaltą piniginę ir viso gero užsiimti savo reikalais. Bet aš nerekomenduočiau, nes yra gerokai geresnių būdų kapitalą auginti ir didinti. Nors ir tai yra labai gerai ir tikėtina, kad jau po metų ultima kainuos gerokai daugiau negu 20 000, o po 3 metų tuo labiau. Bet jeigu mes dar panaudosim kasdieninį atlygį už pūlį, ar ne, užšaldydama monetą ir mes dar pasinaudosime ultima trading botu, palaidę jį gausim vėlgi kasdieninį atlygį, augs mūsų kapitalas. Jeigu tas 2 technologijas, 2 ir 3 sudėsim į krūvą ir panaudosim, tai mūsų kapitalas augs gerokai greičiau, negu tiesiog padėjus ultimą į piniginę ir laukiant dar aukštesnės kainos. Ką reikia daryti? Viskas labai paprasta. Jūs esate laimingas žmoguliukas, kuris šiandien priimat sprendimą, taip, aš noriu gauti pelną kiekvieną dieną, kai užsiimu savo reikalais, kai aš būnu su šeima, kai aš keliauju, kai aš užsiimu mėgstamą veiklą, kai aš miegu, robotas dirba 24 valandas, 7 dienas per savaitę, visus metus. Jums reikia turėti USDT, kriptodolerį ir laimingam tokiam tą kriptodolerį pasiėmus, už tą kriptodolerį nusipirkti licenciją. Licencija kainuoja nuo 110 eurų iki 11 000 eurų. Nusipirkus licenciją, jūsų licenzijos kaina 110 eurų pavirsta ultima moneta, čia kaip pavyzdys 1100 eurų pavirsta 0,05 ultima ir šita ultima dalis įsišaldo 3 metam blokų grandinėje. Įsivaizduokit, jūs perkat produktą, bet jūs produktą niekam netidavėt. Tas produktas lieka jūsų kišeniai, jūs susišaldo jūsų privačioje smart wallet piniginiai blockchain'e, prie kurio prieinate tik jūs valdot savo privačią piniginę, tik jūs turite privačius ratus, niekas neturi teisės, jokia trečioji šalis ir technologiškai net negali prieiti. Jeigu jūs niekam jų netiduosit, neskleisit savo paslapties. Ir ta moneta yra užšaldyta 3 metam. Reiškia, jūs pasiėmėt licenciją, nesumokėjot nė cento, užšaldyt monetą 3 metam, tai yra tas pats, kas nusipirkti ultimą ir užšaldyti 3 metam. Negana to, jūs kai išaugėte ultimą 3 metam, jūs gal gaunat kasdieninius mokėjimus, ultimą monetą iš decentralizuoto pūlo, kuris veikia neribotą laiką. Per 24 valandas paspaudžiat get out, pasimti atlygį ir įkrenta dalelytė jūsų privačią piniginę ultimos. O tai yra šiandien apie 40% metinių, kas yra pakankamai vėlgi saugus kasnis, o vis dar jūs nieko netidavot niekam. Ultima pas jūsų piniginė. Jūs gaunat kasdienius mokėjimus visus 3 metus. Jeigu neatšaldysit ultimas po 3 metų, gausit ir 4 ir 6 ir taip toliau. Jūsų pinigai visada yra su jumis ir ką turime toliau. Gaunam kasdienius mokėjimus, tada botą sujungiat, surišat su Mexi birža ir įvedat ten depozitą. Rekomenduojamas depozitas yra 10 kartų didesnis negu boto kaina, tai yra 11 000 USDT. Nugintume USDT, sakykim, tai yra eurai, mes sakykim 1100 eurais, yra 1250 USDT, tai turėtumėt apie, sakykime, 12 500 USDT panašiai
laikyti biržoje, kad jums robotas dirbtų be problemų. Kad dirbtų jisai be prastovų, nemiegotų, negertų kavos, nesinervuotų ir nesakytų, man trūksta depozito, ką man dabar daryti, aš jau atostogų. Botas dirba neribotą laiką, jisai neturi kažkokio pradžios pabaigos termino. Kad jį paleisti, jums užtenka tokią pačią sumą, kiek kainuoja botas, $1250, tokią pačią sumą įdėti į biržą, surišti botą su birža, duoti jam teisę prekiauti ir botas pasileidžia. Bet vienas prie vienas depozito bus labai mažai ir jisai po 7 ar 12 valandų jisai sustos, sakys viskas, aš orderį pristačiau labai daug, dar jie neišsipildė, duok man toliau ką veikti, duok man toliau daugiau depozito. Todėl aš rekomenduoju, pradėkit nuo vienas prie vieno. Bet pagal galimybę darykit vienas prie 2, vienas prie 3, vienas prie 5. Nereikia iš karto vienas prie 10, kiekvienas turi tokias galimybės. Sakykim, prie 110 paketo, tai yra $125, $1250. Galbūt čia gali ir dauguma tikrai iš žiūrinčių tokį depozitą turėti ir tada botas dirbs pakankamai sklandžiai. Jeigu dar jūs sudėsite ir 15x20 depozitą, tai bus visiškai idealu. Botas per parą gali pastatyti 40, 80, 100 pirkimų padaryti, tiek pat pardavimų, todėl kuo didesnis depozitas, tuo jis greičiau dirba. Supraskite tokį dalyką. Botas turi limitą, per kurį jis turi atiduoti jums pelną. Turi pelno limitą, bet jam nepasakyta, ar jis turi tą padaryti per mėnesį, ar per metus, ar per 3. Viskas yra jūsų rankose. Duosite 10x depozitą, ar dar daugiau, galbūt jis dirbs 3 mėnesius. Ir viską atiduos, visą pelną atiduos, viską pasimsit ir keliausit patenkinti. Jeigu įdėsiu depozitą vienas prie vieno, galbūt dirbs ne 3 mėnesius, o 3 metus. Bet yra skirtumas. Kaip jūs norit greitai uždirbti, o pelningumas roboto yra didžiulis. Pasižiūrėkite, 1000 paketas duoda 1100%. Tai vienas iš tokių prieinamiausių ir geriausių paketų, aš jau nekalbėjau apie mažiukus nuo €110. Ten pelningumas yra mažesnis, o kuo mažesnis paketas, tuo mažesnis pelningumas, kuo didesnis. Šitas paketas, už kurį jūs netidavėt net cento, jums uždirbs iš viso virš $13,000. Uždirbs ir botas sakys, ačiū, aš funkciją savo atlikau, aš iškeliauju. Tiesiog jisai baigė savo galiojimo laiką, tada, kai jis pasiekė $13,000. Įsivaizduokit, neįdėjot net cento, užšaldėt ultimą 3 metam, gauna dar 40% metinį iš kasdieninio ultimo pūlo, neriboto laiko ir dar botas, jeigu įdedat daug pinigų, gali per kelis mėnesius, per pusę metų atidirbti jums pinigus ir uždirbti $13,000. Pabrėžiu dar labai svarbų momentą, dažnai žmonės klausia, o jeigu man staiga pinigų prireikia, reikia sušaldyti 3 metam, jie jau šaldytų. Taip. Bet ar tai yra normalu, kad įmonė neima pinigų iš klientų? Nesakyčiau, tai yra kažkoks ekskluzyvas ir tai yra nereali galimybė. Įmonė neima nei vieną centą iš savo kliento. Vienas yra dalykas. Kitas dalykas, kas tą svarbu suprasti, kad jūs gaunat kasdienius mokėjimus iš ultimo pūlo 40% metinį. Jau yra neblogai, bet tai, kas yra biržoje, visada yra jūsų. Tiek depozitas, tiek uždarbis. Įdėjo 1000, rytoj prireikia, gali 1000 pasiimti. Čia susirinko auditorija truputėlę. Tai nežinau, kaip pas jūs girdisi, tikiuosi daugiau mažiau. Toliau prireikia pelną, pasiėmėt pelną, prireikia depozito, pasiėmėt depozitą, jokių baudų, jokių užlaikymų, jokių tenai tu mėnesį palauk, arba tu ten, jeigu per anksti pasimsi, mokėk 25% ir panašiai, kaip kitose skaninėse piramidinėse kompanijose. Aš net nekalbu apie Eurexą, apie daugybę kitų dalykų, net nekalbu, tyriau ir Eurexą, tyriau ir kitas piramidinės kompanijas, laiko klausimas, kada jos dings, tiesiog iš rinkos. Ir žinau, kad dings. Mano kolegė paskambino iš Birštonas, sako, su 3 botais dirbu, Rolandai nori pas tave. Tai kas atsitiko? Sako, 2 numerių šiandien, dar vienas veikia. Tarp kitko, Alexas dar veikia.
Taip kad jeigu esate pasiruošę rizikuoti stipriai, bent jau būti sąžiningai rizikuoti su savim ir su savo pinigais. Aš niekada nerekomenduočiau piramidinių kompanijų, piramidinių robotų, ir visiškas naujėjimas kompanijų, visiškas naujėjimas birža, visiškai naujėjimas vadovai, absoliučiai niekas neaišku, ar ne, pelningumas piešiamas, visokie užlaikymai, tiesiog dirba labai įdomiai pinigai ir aišku, kas kviečia uždirba daug, kas nekviečia uždirba gerokai mažiau, bet rizikuojat savo reputaciją ir savo pinigais, ir dar svarbiausia, rizikuojat savo draugų pažįstamų pinigais, jūs galbūt spėsit įsitraukti, bet kažkas liks ant ledo. Ar jums reikia tokios reputacijos, aš ją branginu savo ir sakau, neikit į piramidinius projektus, būkit geri. Galbūt jūs suspėsit, galbūt jums pasiseks, bet nebūtinai, galbūt jūs dar neturėt įeisit ir galbūt nesuspėsit išeiti. Eikite ir normalius projektus, kurie daugybę metų rinkoje, kurie auga, progresuoja, yra žinomi, kurie yra visuose resursuose. Mes turim išorinės įmonės RTK, kuri yra viena iš pirmaujančių, lyderiaujančių blockchain auditų kompanijų, audituoja blockchain technologinės kompanijos, jų pačios blokų grandinės, monetos, decentralizacija ir taip toliau, mes turim sertifikatą, mes esam CoinMarketCap, CoinGecko, mes esam 203 pozicijoje, mes turim darbą, mes turim visą ekosistemą, mes turim atvirumą, skaidrumą, blockchain konferencijos, straipsnių, knygas, kas tik norit, blockchain akademija, mokymo akademija, mes viską turim ir augam ir čia ateitis. Skaniniai projektai, tai yra laiko klausimas, kada jūs pervesit pinigus ir būkit malonus, paklausykit rekomendacijos. Taigi, viskas, jūs pasiėmėt robotą, jūs dirba ir laukiat dar geresnės kainos, ar ne? Tai sakykime, 4 metų Ultima gali kainuoti ne 20 000, gali kainuoti ir 200 000, kodėlgi ne, ir jūsų užšaldytas 1000 gali pavirsti 11 000, kodėlgi ne. Jūs dar gaunat kasdienius mokėjimus iš Ultima Plus 40% metinių, ar ne, ir vėl pasiskaičiuokim, tai yra 11 000. Toliau jūs gaunate iš botą, kuris jau įdėjo daug depozitą, tai dirba galbūt per pusę metų dar 13 000. Pasižiūrėkit. Vėl, sakykim, turim pinigų, kurie akumuliuojasi per tam tikrą laikotarpį, 33 000 per laikotarpį, o jūs išleidot kiek jūs išleidot, realiai niekam išleidot, neskaitant to, kad jūs licenzijos sumą užšaldėt 3 metam. Depozitas yra jūsų, licenzija yra jūsų, viskas yra jūsų ir ilgalaikį distanciją jūs turite 33 000. Skaičiai yra tiesiog 3300%, jie tiesiog daro iš koto ir tai yra realūs skaičiai, aš kiekvieną dieną dalinuosi tiek savo rezultatais, tiek rezultatais iš viso pasaulio, kaip dirba botai tūkstantiniai, šimtiniai, 5000, 11 000 botai, pats vadovas dalinasi, kaip dirba jo 11 000 botas su 135 ar 25 000 depozitų. Aišku, ten pinigai kiti, bet botas per dabar galvoju, per 20 dienų jau sugeneravo apie 30 000. Įsivaizduokit, nupirko botą už 11 000, dėjo depozitą savo pinigus ir botas per gal dabar 25 dienas, reiktų žiūrėti tiksliau, sugeneravo 30 000. 3 kartus botas atsipirko per nepilną mėnesį. Bet čia apie atsipirkimą mes nekalbam, nes mes niekam nė cento netidavėm. Ultima moneta vis dar yra pas mus. Mes mokam USDT, bet jinai konvertuojasi į Ultima užsišaudė ir jinai vis dar tebėra mūsų privačioji piniginė. Ir gauna mokėjimus, užšaudė Ultima iš Ultima Phasing Pool, kuris yra neriboto laiko kasdienių mokėjimai iš šito pool yra gaunami. Robotas yra visiškai paprastas. Sukonfigūruoti galima per 5-10 minučių, jeigu nežinot, gal užtruksit pusvalandį, bet yra visos instrukcijos, tekstinės video su paveikslėliais ir panašiai, lengva nustatyti, dirba visiškai be susikišimo
dirba kiaurą parą, jokių emocijų, jums visiškai vienodai, kas ten vyksta, kartą į parą pasižiūrėti arba kartą į savaitę pasižiūrėti, kiek ten prikaupė pelno, jūs nuolat tą pelną rodo ir patenkinti užsiemat savo reikalais. Ir botas bei visą kitą ko padeda ir pačiai Ultimai aukti ir pasižiūrėkit, kaip Ultima gražiai lipa į viršų, tiesiog žalios žvakės kylam. Ir aišku, su botu ir su aplamai visa ekosistema mes braunamės į viršų, nes vis auga mūsų tiek paros apyvartos, tiek, sakykime, metinės apyvartos, tiek Ultimos kaina. Su laiku, sakykime, ir galbūt pasileis ir ant kyšios prekybos pasileis šitas botas, bus matyti, yra tų planų dar daug visokių, botas yra nuolat tobulinamas, jis buvo metus laiko testuojamas, taip jis yra šviežias produktas, jis yra paleistas balandžio 5 dieną Dubajuje, keliam tūkstančiam auditorijos pristatytas, su visais skaičiukais, su metiniais pelningumais, kasmėnesiniais, kaip jisai auga, pelningumas, kaip jis buvo šlifuojamas, tobulinamas ir galų gale pasiekė tokią kondiciją, kad balandžio 5 dieną jis buvo paleistas į rinką ir, beprotiškai džiugina mane ir daugybę milijonų žmonių visam pasaulyje. Taip kaip šitą skaidrę, 155%, čia buvo pasiekta jau toks vidurkis, ar ne, šiaip mėnesiniai, matot, yra 18%, buvo 16, 15, paskui 21, 32, 28, šiandien mes turim gerokai didesnius procentus, mano kanale galite pasižiūrėti, aš pats savo visą laiką skaičiuojuosi, kas kelias savaitės pasidariau skaičiuotas, Ultima pūlas, apie 40% duoda, dabar botas duoda metinių, tai ten 4 ar kažkiek procentų mėnesinių, pats botas duoda apie 165% mėnesinių. 171% mėnesinių, ne metinių, bendroje sumoje dabar mes gaunam. Plus minus. Čia mano skaičiavimai buvo prieš kelias savaitės, reikia patikslinti, būna ten 150%, tai yra kosminė suma, apie ką rodo iš tas skaidrė 155%. Botas nemiega, rinka kyla, moneta fletas, aukštyn žemyn, taip iš lėto, tiesa linija slenka, moneta krenta, ar drastiškai krenta, ar drastiškai kyla. 4 strategijos, botas dirba, nepaisdamas, kiaurą parą, jūs darykit, ką norit, jam visiškai vienodai, jūs atlyginimo neprašo, valgyt neprašo, kavos negerai, jeigu jūs duodat tam gerą depozitą, viskas su juo yra gerai. Ir vis dar yra 5 strategija, tai yra įvairiausių strategija, kuri kaip tik buvo paleista šią savaitę, tai yra šį savaitgalį, per 3 dienas labai gerai suveikia, praktiškai didžioji dalis statymų, pirkimų buvo įgyvendinta, tai yra botas nupirko pigiau ir išlaukęs geresnės kainos ant pačio kito pardavė. Labai gerai suveikė šitą strategiją dar šlifuojama, tobulinama, kitą savaitgalį vėl bus paleista. Tai per šią savaitę visi turim ateiti su botais, maksimaliai per savaitę pasipildyti depozitą ir laukti Bullrun dar strategijos 5, kuri pasileis greičiausiai kitą penktadienį ir turėsim labai gerus rezultatus. Jau dabar dirba 4+1 strategija ir tų strategijų bus daugiau. Kaip sakiau, botas šlifuojamas, jis dirbtinio intelekto pagrindu paleistas ir pats mokinasi, pats auga, pats stiprėja. Tai dabar žiūrėkit, kokie yra procentai ir kokie pinigai. Nuo 110%, čia dar trūksta mažiausios kertelės, kuri nesenai atsirado nuo 110 eurų vertės paketo, kuris duoda 110% ir uždirbs tenai, sakykime, apie 270 plus minus gryno pelno dolerių, paskui eina 220 paketas, 550, 1100, 5511 tūkstančių, to paketas didesnis, kokia paketo vertė eurais, tokia jo ir toks jo yra pelningumas maksimalus, kurį pasieks botas, iki jis numirs. Ir botus galima kombinuoti, tai reiškia, jūs nusiperkat mažesnį, antrą mažesnį, trečią,
ketvirtą ir tada jau sukombinavę jūs pereinat prie aukštesnio pelningumo. Pavyzdžiui, matote, startas 200 eurų. Nusipirksit 200 eurų, 110 tiksliau eurų startas, tai nusipirksit kelis po 110, jūs dar nekumuliuosit. Nusipirksit 550, jau jūs gausit 550%. Kai tai pasieksit bendrą pirkinių sumą 1100 įvairiom licenzijom, sakykime, pasiekė 1100, botas pradeda visas veikti kaip 1100 licenzinis botas ir 1100% jis jums atitiks per tą laikotarpį, per kurį norėsite nuo roboto vertės. Procentai skaičiuojami nuo roboto vertės. Labai lengva suskaičiuoti. 5100 eurų, padarykite eurais doleriais, padauginkit iš 1100%, pamatysit, kad jūs gaunat 13 000 dolerių gryno pelno. Depozitas jūsų, pelnas jūsų, kada norit pasiimat, kada norit papildot, jokių problemų. Neleiskit botui dirbti, naudokit savaitgalius, planuojame strategiją ir tikrai būsit patenkinti. Štai visi paketai trūksta, kaip sakiau, 6 paketo, kuris visiškai studentiškas, 110 eurų, reiškia lengvas greitas įėjimas, biržai taip pat reikia 110 eurų arba 125 doleriai, tai yra bendroji sumoji turėti 220 eurų su depozitu ir jau potą pasileisti arba 250 dolerių, tai yra tikrai labai maža suma ir gali kiekvienas studentas mokinukas ateiti, jokių problemų. Bet jeigu jūs esate rimtesni, rekomenduočiau pradėti nuo 1100 ir kilti į viršų. Tai aišku, mieliausias botas yra 11 000% pelningumo botas. Ir matot, kuo botas yra mažesnis, tuo jis statymus daro mažesnius. Pirmą statymą jisai paima pusę licenzijos vertės ir iš pusę licenzijos vertės jisai nuperka ultimos. Tai parduoda brangiau. O kitus jau pirkimus daro tokiais mažais lašeliais, kaip parodyta, sakykime, ar po 275 eurus, ar daugiau, sakykime, mano botas šitas dabar dirba, tai jisai visgi dvigubus kartais, jis gali paimti ir dvigubų kiekį ir netgi aštuongubą gali paimti. Jeigu, pavyzdžiui, rinka stipriai krenta, jis moka išnaudoti stiprius kritimus ir kilimus ir jisai, kuo didesnis kritimas, tuo daugiau perka. Ir ant kilimo to greičiau uždirba didesnį pelną. Šiaip tai standartiškai jisai nuo kiekvieno statymo uždirba po 1%, po 2%, po 1%. Gali būti ir 2, gali būti ir 3, ir 4, ir daugiau, vėlgi priklausomai nuo situacijos rinkoje. Taigi, rekomendacija pradėti nuo 1100, galite pradėti ir nuo 110, jeigu tai yra jums komfortiška, ir palaipsniui judėti į priekį, išmokti, išsiaiškinti ir taip toliau. Taigi, kaip su trading botu dirbti? Kągi reikia padaryti? Reikia jį paleisti. Viskas labai paprasta. Turite atsidaryti. Rolandai, Taip, jūs žinokit, pradėjot labai laginti. laginti, ne? O čia internetas reiškia, sorry, pabandau aš pajungti per save. Sekundėlę. Sekundėlę, bandau perinkti internetą. Taip, sekundėlę, bandau. Kaip dabar girdisi? Kokia situacija? Labai gerai. Gerai, bandom. Nežinau, kas čia vyksta, kažkokios bangos, bet visko būna. Gerai, judam į priekį. Taigi, botą jums pasileisti, nusipirkti. Reikia ką? Registruoti Ultimate Trading platformoje. Sakykime, gauti iš manęs nuorodą arba gaunate nuorodą iš to, kas jūs pakvietė. Kitas dalykas, jūs susiregistruojate. Taip? Rolandai, skaidrių nepaleidot. Neina skaidrės? Nesimato. Gerai, sorry.
Ja, nu, turėtų matytis, teisingai. Matus. Gerai? Ja, tiesiog nusimušė, matyt, čia ryšys kažko nutrūko ir nusimušė. Taigi, pirmas dalykas, užsiregistruojat ultimatrading.com, gaunat nuorodą, gaudami nuorodą supras kaip tokį dalyką, kad gaunat ir palaikymą, nuolatinį palaikymą, aš su įmonė 7 metai, kriptovaliutų rinkoje 9 metai, šiaip vedu mokymus tiek mokymo įstaigose, tiek SMK universitete, tiek Karaliaus Mindaugo mokykla, tiek Kauno kolegija, VDU ir taip toliau, verslo grupėm, turizmo centram įvairiuose miestuose, tiek online, tiek kitom kalbom, sakykim, dėl lietuvių kalbos, tai gaunat palaikymą iš manęs, jeigu kažkas jūs pakvietė pasiimti to žmogaus, kuris jūs pakvietė nuorodą, tai ir gausit iš jo visą palaikymą, ir tada užsiregistruojat, patvirtinat tapatybę, tada pasimat iš manęs ar iš kolegos pasimat Maxi biržos nuorodą, užsiregistruojat ir tada nusiperkat USDT iš savo banko sąskaitos ar iš Revoluto ar kažkokiu kitokiu būdu ir pakalbėsim, paaiškinsiu, tų variantų yra N+K ir iš USDT perkate botą. Nusipirkote botą, ar ne? Tai pirkimas yra va štai visos licenzijos, jau čia yra visos 6, va 110 licenzija, ar ne? Kur rekomenduojamas depozitas yra 10 kartų didesnis, tai 1100, bet pradžiai galima ir $125 įdėti ir jau jis užsikurs. Ir visos 6 licenzijos pasirenkat, kuri jums iš širdies yra maloniausia ir pirkimą vykdote iš Maxi biržos. Iš Maxi biržos pasirašėt Maxi biržą, ten pasirašėt pinigus USDT ir Ultima Trading atsidarėt svetainę. Pasirinkote USDT užšaldymo metodą. Galima mokėti už ultimas, bet čia nerekomenduoju tiem nebent seniem klientam, kurie turi laisvų atliekamų ultimų, bet nerekomenduoju, visada yra geriausias variantas USDT tarsi 20, ar ne antruojant tinklo, bet šitą monetą pasirinkti, kriptodoleriai. Galima dar mokėti smartais, bet čia irgi yra atskira istorija, čia daugumai yra neaktualu. Tai rinkitės tik šitą variantą, pasirinko 1000 šitą atveju botą, renkatės apmokėjimo būdą ir va šitoje vietoje sako, įveskite savo ultimą piniginės, smart wallet piniginės ultimą adresą. Ultima blockchain, ultima moneta ant ultimo blockchaino. Bet nesumaišykit. Yra piniginiai dvi ultimos. Yra ultima geltonam fone, tai šitas nesirenkat. Yra visiškai ultima, kuri yra mėlynam tokiam fone, apvali tokia moneta. Mėlynuoji, kaip aš sakau, ultima. Ir prasideda adreso pirma raidė U. Labai lengva. U raidė, ar ne? Ir adresas. Va tą adresą kopijuojat, klijuoja čionai. Ultima blockchainas dar kitaip vadinasi URC10. Tas blockchainas, smart blockchainas yra su S raidė, SRC20, tas mums netinka šituo atveju, URC10 blockchainas, tai yra ultima blockchainas ir ultima adresas prasideda U raidė, U raidė, ugnis, sakykime, vardas. Ar ne? Ir gaunate tokį mokėjimo QR kodą ir jeigu jūs iš telefono mokate, ar ne, tai be problemų, galite mokėti iš telefono iš jūs labai patogu, jeigu turite piniginėje, sakykime, kažkokią Trust Wallet ar kažkokią piniginę turite ten USDT, tai labai patogu. Jūs ten naut QR kodą, niekam suvedinėti daugiau nereikia, transakcija momentaliai per minutę 2 vyko ir viskas labai gerai. Jeigu vesite iš biržos, nepamirškit, kad turite pridėti bent jau $1 komisinio mokesčio. Nes jeigu prašo tokios sumos, tai turite $1 pridėti, nes kitaip neužteks. Nes birža pasima nuo jūsų dedamos sumos $1. Bet kiekvieną kartą pasitikrinkite, biržoje parašyta, kiek kokią sumą gaus galutinis vartotojas, tai yra šito atveju kokią sumą gaus šitas orderis, ir ta suma atitinka su ta suma, kurią turi gauti. Nes jeigu netruks cento, orderis nesipildys. Bet jeigu netyčia suklydot, vedat antrą kartą su komisiniu mokesčiu ir viskas bus gerai. Skanuojat per kodą arba
biržoje vedate šitą sumą plus pridedate biržos komisinį ir taip pat kopijuojate adresą ir tą adresą įklijuojate ir USDT monetą išvedate iš biržos ir plus minus 2 minutės ir botas yra nupirktas, belieka jį aktyvuoti. Aktyvavimo yra visa instrukcija, yra tekstinė, yra video, kas bijot, aš visiems padedu, yra ten aišku niuansų, galima botą surišti tiesiogiai su Mexi birža. Galima pasidaryti, sakykime, atskirą Mexi biržos paskyrą, visiškai atskirą su kitu paštu ir ten palikti dirbti tik tai šitam reditui. Galima, sakykime, padaryti mūsų paskyrai sub-accountą ir vėlgi pririšti botą. Yra ten keli variantai, ar ne, kiekvienam vienas labiau tinka, kitam kitas labiau tinka ir botą reikia aktyvuoti. Ir viskas. Botas nupirktas, bet prieš aktyvuojant reikia depozitą įdėti į Mexi biržą arba į subsąskaitą pervesti iš pagrindinės sąskaitos į subsąskaitą ir viskas. Tada botą aktyvuoja, botas plus minus ten per 15 minučių arba iš karto aktyvuojasi, arba per kurį laiką ten pamato, kad depozitė yra pinigų, jisai aktyvuojasi ir dar palaukia kažkiek, tai padaro pilną pirkimą, pusę licenzijos kainos, paskui jau padaro 2, 3, 5 ir taip toliau ir viskas. Jeigu didelis depozitas, jis dirba non-stop, kiaurą parą, jeigu mažas depozitas, jis po kurio laiko pradės skipti, sakys, nėra pinigų. Kaip ir viskas, skaidrės baigėsi, atrodo, kad pasakiau viską, ką turėjau pasakyti. Pasakiau pagrindinius momentus, esminius momentus lietuviškai, sutilpau netgi netikėtai į valandą. Tikiuosi, kad šis webinaras buvo jums naudingas, šitas internetinis seminaras buvo vertingas. Padarysiu jo įrašą, paliksiu jo įrašą, kelsiu YouTube, nes tai yra galbūt pirmas toks webinaras lietuvių kalba, stipriai neturėjau kada čia ruoštis jam. Tai skaidrį irgi, sakykime, stipriai nerašiau, kai kurias išėmiau, kai kurias pridėjau, viskas gana ekspromtu, bet atrodytų, kad jūs pagrindinę informaciją sužinojot, supratot ir tikrai esat pakankamai patenkinti šituo instrumentu, kas jau naudojat, o kas nenaudojat, manau, kad šitą webinarą tikrai pradėsit jį naudoti. Taigi tuo oficialiai dalis pristatymą baigėsi. Galbūt aš galiu net ir nestabdyti, dabar pereinam prie klausimų atsakymų. Būtų gerai, kad mes neužtruktume, ar ne, kad nereikia laukti ten 3 minutės po klausimo. Kartu klausit, 1, 2 reakcijos, klausimai, skiriam 10-15 minučių ir uždarom. Kas norės pažiūrės webinarą, kas norės dar pasižiūrės klausimų atsakymų sesiją. Tai ar viskas buvo aišku, ar turim klausimų kažkokių tai? Rolandai? Girdit? Girdžiu viską gerai, kalbėkit, klauskit. Girdit mane? Puikiai girdžiu. Dabar norėjau paklausti dėl roboto sustabdymo. Jisai sustabdo, to prasme, visą procesą? Ar kaip jisai čia dabar sustabdo? Kaip pauzę paspaudė? Šitas klausimas aš neturiu dar labai tikslaus atsakymo, neturiu, tai vienas iš klausimų, kuris yra pas mane užrašytas, bet nespėjau išsiaiškinti, bet realiai bent jau mano situacijoje buvo taip. Pavyzdžiui, aš turėjau ten 200 licenciją, paskui 1000, paskui 5000, viskas augo, pradėjau trūkti depozito, tai robotas iš principo nepasileidžia. Sako, aš esu neaktyvus, aš nepasileidžiu. Bet kas yra įdomiausia, jis vis tiek kažkokiu tai būdu dirbo. Galbūt jis nestatė naujų orderių, bet su senais jis tikrai dirbo ir orderiai suveikinėjo. Ir po truputėlį depozitą pildžiau, nors kaip, sakykime, to depozito ir taip buvo kelis kartus daugiau. Bet kadangi depozitas buvo ne USDT formai, o Ultimos formai, jis pradėjo nervuotis, kad man kaip ir trūksta depozito. Va. Bet paskui kažkaip, nežinau, kaip jis ten suprato, aš vis USDT įdėdavau, nors tikrai nebuvo tenai, net dvigubai ir trigubai nebuvo, nes visas depozitas didžioji dalis ten
ten 10 buvo tūkstančių, ten buvo, sakykime, ultimos pavidalio, tai yra orderiai pastatyti, bet jis kažkaip kažkurio metu aktyvavosi ir viskas gerai. Viskas gerai, bet pas mane stovėjo gal kokias 3 paras, nes niekaip nenorėjo aktyvuotis, bet orderiai suveikdavo. Bet, pelningumas tikrai mačiau, kad krito ten, jeigu per parą būdavo ten 100 dolerių, ten 7, 80, 90, 80, tai buvo pasiekę gal ten ir 45 dolerius į parą kažkas tokio. Tai kažkuria prasme tai įtakoja, bet kiek tai įtakoja, nežinau, bet visą laiką stengtis, kad depozito netrūktų ir kad botas būtų aktyv, kad būtų aktyvus. Tai yra, detaliau aš atsakysiu, kai man kažkas išaiškins produktuko pilną naudą, pilną vertą. Labą vakarą, aš norėjau paklausti dėl boto veikimo, tai dabar tas botas veiks, kol atliks visas, ta prasme, kol atliks savo procentus visus, ar yra kažkoks terminas boto veikimo? Jokio termino nėra, jo yra pabaiga atiduotas 100% pelnas, tas, kuris numatytas licenzinėje sutartyje. Tarsi tai yra smart kontraktas, tarsi tai yra išmanioji sutartis, ar ne, bet taip ir yra, kuri bus įvykdyta pilnai tada, kada atidės visą pelną centas iki cento. Aišku, ten yra apitiksliai, ta prasme, sakykime, tas apitikslumas nežinau, bet net, sakykime, įdėjo ten net ir su skaičiais vos ne po kablelį, tai galime suprasti, kad plus minus, sakykime, tūkstantinis ir atidės 13 tūkstančių dolerių. O kaip greitai atidės, viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu depozitas mažas, jis dirbs 3 metus, gal ir 5, o gal ir išvis dirbs 10 metų, nes jūs išvis depozitų neduodat, nusipirkot licenciją, o depozitų neduodat. Bet jeigu jūs depozitų duosit daug ir greitai jį pildysit, tai tada jisai dirbs greičiau ir galbūt atidirbs per pusę metų, gal per 8 mėnesius, gal per 3, nežinau. Tai tą mes pamatysim, bet jis dirba tikrai greitai, tai paskaičiuokit, jeigu 170% pelningumas, ar ne? Jeigu jisai turi, sakykime, kaip pavyzdys, atiduoti, reiktų skaičiuoti 5000, pavyzdžiui, 500%, padalinami 170, tai yra 32 mėnesiai. 32 mėnesiai. Jo, 32 mėnesiai. Tai galbūt gali dirbti ir 2 metus, sakykime, galbūt gali dirbti teoriškai. Bet kadangi čia neįvertinta bulerano strategija, kadangi neįvertinta dar ultimas, sakykime, augimas ir kiti faktoriai, aš manau, kad atidavimas bus tikrai greitesnis, bet čia aš taip pat pirmą kartą sugalvojau tokius skaičius padalinti, ar ne? Ar aš čia gerai padariau, ar negerai, bet gal tame teisybės yra. Tai jeigu tai nebus tai, kad atiduošiu ir dabar, nes tiek procentų, tai manau, kuo didesnis yra pelningumas, tuo jis dirbs ilgiau, o sakykime, tuos mažiukus procentus, tai jis atidirbs, manau, pakankamai greitai. Dabar, pavyzdžiui, aš kaip rodau kasdieninius tuos, sakykime, gavimus ir ką aš turiu kiekvieną vakarą 11 valandą nakties, tai jau per 18 dienų aš uždirbau $1400. Tai realiai viskas, praktiškai šiandien, rytoj, tai bus ten plus minus jau, kada čia rytoj ar pareiktų 20 dienų apie tai, ką aš jau rašiau nuo pat pirmos dienos. Prognozavau, plus minus 17 dienų, jeigu taip jisai atidirbs savo. Biškut, kadangi botas turėjo prastovėti, aišku, 17 dienų jam neužteko, tai panašiai 20 dienų. Per 20 dienų sugrįžo visi pinigai, kurie užšaldyti už licenciją. Aš nežinau, apie ką daugiau galima kalbėti. 20 dienų pinigai yra pas mane, nors aš nieko necento netidaviau. 170% metinį, tai yra kosminis pelningumas ir manau, kad mažesni botai jie atidirbs greičiau, nes mažesnį pelningumą galbūt lengviau yra pasiekti, didesnį galbūt sunkiau, tai kaip aš skaičiau, gali užtrukti ir 2 metus ir panašiai, bet tai yra bet kas,
Jūs pasakykit normaliam žmogui, kuris dirba tradicinėje rinkoje, 220% ar net 110, jūs sakys, jūs esate beprotis, eikit nuo mano galvos. Jeigu kažkam dar pasakysite 1000 ar kelis tūkstančius procentų, tai jūs apmėtys kažkuo tai ir neatsisukdamas niekada nebepasižiūrės jūsų pasiūlymą. Taip kad tai yra tokia rinka, kur tik tokioje rinkoje įmanomi tokie procentai ir tokios galimybės. Ir kripto rinkoje, žmonės, kurie dirba kripto rinkoje, jie supranta, kad tai yra ir realiai tai yra įmanoma. Bet jeigu žmogus pirmą kartą ateina į kripto rinką, ir jeigu jisai susidūręs kažkaip tai ar versliuką turės ar kažką ten su kokiais nekilnojamo turto verslu, tai turi 6% metinių, ar įmonės verslu ten 10% metinių, ar kažkokiam akcijam ten 15% ar dar kažkas metinių, tai jis dažnai nesupranta, kaip taip gali būti. Bet skaičiai kalba patys su save, aš dedu kiekvieną dieną rezultatą ir šią dieną praktiškai rytoj poryt aš jau esu atsiėmęs už 2 botus jau pinigus. Nu dabar dar aš įdėjau, sakykime, į didesnį botą, aš keliu kartelę, tai man dabar dar didesnį turės atidirbti, bet atidirbs, manau, tai bus labai greitai. Tai yra, jokio terminų nėra, duokit jam dirbti, duokit daug depozito, neleiskit jam gerti kavos, ilsėtis ir tikrai bus viskas gerai. Dar norėjau paklausti, o dabar jeigu nusipirkęs mažo procento tą botą, ne, ir dabar matau, kad jis eina prie pabaigos ir dabar dasiperku dar mažų tų botų, tai man jie prasitėsi procentai, ten nesusidaugina, bet didinasi procentai, bet tie, kur baiginėjasi, ar neužsibaigs tas, kur baiginėjusi, ar ir toliau jisai dirbs su visais kartu? Sakykime, čia logika yra kokia. Jeigu, pavyzdžiui, auginam botų skaičių, sakykime, mes auginam licenciją, botas yra vienas ir tas pats. Tiesiog nuo kažkurio momento įsijungia jam didesnis pelningumas ir viskas. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes nupirkom 220, dar 220 ir dar 220, tai nepasidarė 550, nes mažiausia kertelė yra 1100. Jeigu mes nusipirkom 220 ir 550, bet tai tada visa mūsų suma dirba 550 pelningumu. Bet jeigu nusipirkom dar, sakykime, 3,20, turim 3,20 ir vėlą 550, galėtų pasileisti 1100 pelningumas, bet jeigu vienas botas per tą laiką 220 bus pasibaigęs, tai mums nepasileis 1100, nes jis jau yra pasibaigęs. Skaičiuojami tik aktyvūs botai, kurie, sakykime, aktyvios licenzijos, kurios dar dirba. Tai vat į tą reikia atkreipti dėmesį. Botai turi dar dirbti, jeigu mes norim jį paleisti su aukštesniu pelningumu. Jeigu jis jau atidirbė su 220 pelningumu, mes jau jam 1000 pelningumo ar 5000 niekaip nepadarysim, jis jau atidirbo viskas. Bet jeigu jis dar netidirbo, mes jį galim prijungti ir tą maidžiuką, lašiuką padaryti ten 5000 pelningumu ir viskas gerai. Tai vat čia vėlgi reikia tą dėmesį ir tą blaidą daryti vėlgi kuo greičiau, tuo geriau. Nes man kažkaip įdomi tokia situacija buvo, aš pirkausi ten po tuos 220, tai dasipirkau iki 1100 aktyvavosi, rodė, kad paskui botas man sugeneruos ten 16 000 ten su kapeikom, nes aš tų net nebeskaičiavau jau, kiek po 220 pirkau. Ir paskui jis man kažkaip tai po kažkiek laiko numetė, kad be uždirbsiu jau 13 000 ten su kapeikom. Sakykime, galėtų būti taip, kad ten kažkurio momentu matytas vienas atidirbo. Nepasakysiu, sakykime, visada yra suportas, galima parašyti suportui ir tą situaciją nusiųsti ir jie ten išaiškins detaliau. Ar ne, pasižiūrės laikus, pasižiūrės licenzijas ir pasakys, kas atidirbo, čia tu turi, čia dar netidirbo, čia upgrade'as pasidarė, čia nepasidarė. Tai, reikėtų, galima būtų tikrai jų pasiklausant tokius visokius niuansus, jie turėtų atsakyti detaliau ir išsamiau. Taip, klausimų ką, neturime, ne? Klausimai baigėsi.
Aš dar nebent galiu paklausti, o dėl tų boost antro, kas girdėt gero? Bus antras, nu ką, pirmiausia, laukiam GLS ir BSP, GLS ir PSP, ne BSP, o PSP, šitų laukiam, šitie pasileis, tada jais lygiai, palaipsniui prie kitų. Kurioje vietoje ten atsidurs bus antras, nežinau. Jis turėtų atsidurti kažkurioje vietoje, bet kurioje vietoje gal prioritetus nežinau. Tai jau labai greitai yra GLS ir PSP, ir Alicas tą patvirtino, vakar žinutę patvirtino, tai čia jau, nežinau, dienom savaičių, sakykime, o paskui jau kiti pasileis, lengviau ir galbūt kažkiek greičiau, jau nereiks laukti kiekvienam ten po 2 mėnesius, sakykime, kaip dabar. Tiesiog laukiam, neturiu informacijos. O dabar iš keityklų irgi manoma pirkti, ta prasme, pasivertusi tą ultimą naują, naują ultimą pasivertus ir pirkti tą robotuką. Galima dar iš keityklos, keitykloje nėra jokių komisinių mokesčių, bet dabar Mexi birža turėjo būti blockchainus, tai keitykla iš principo nebereikalinga. Jeigu jinai dar veikia, tai galbūt kažkurie metu ją atjungs šitą porą, nes nėra prasmės jos naudotis, nes viskas yra biržai. Birža, jeigu turim dėl to ultimą persivedėm į biržą ir iš biržos išvedėm mėlyną ultimą. Jokių problemų. Tai keitykla, jeigu veikia, galima naudotis. Irgi kol kas dar jos kaip ir netjungia, bet jeigu atjungs, tai jokių problemų. Birža veikia labai gerai. O dabar dar nenugirdau, gal minėjot, o jeigu persivedus ultimą į Mexi, ir robotas, kaip išsikeis tą ultimą į USDT jam robotui? Ar jis pats pasidaro ten? Ne, aš rekomenduočiau vesti ultimą į biržą, parduoti ultimą, už ultimą gauti USDT ir iš USDT pirkti robotą. Ir likusią gali dėti depozitą. Būtų, sakykime, taip reikia USDT, tai ir robotą nupirkti už USDT. Tai, sakykime, iš principo jūs nieko čia prarasit, jūs sakykime, atiduosit pelno dalį pardavėjams, ar ne? Nes jeigu robotą pirksit už ultimą, tai turėkit minty, kad jeigu jūs dirba, pavyzdžiui, su pardavimais, tai nei apyvarta neis, nei komanda neis, nei bonusų negausit, nei jūsų kolegos negaus bonusų. Ta prasme, visiškai tiesiog nusipirksit produktą ir viskas, bet daugiau nieko. Nei apyvartų, nei bonusų nieko. Tai rekomenduoju taip nedaryti, nes vienu mygtuko spaudimu pasikeitit į USDT ir perkat tada robotą. Tada visi patenkinti, komisinis visi gavo, jūs USDT dalį nusipirkat robotą, dalį panaudojat sąskaitos papildymai, apyvarta užaugo, ir, sakykime, visi laimingi ir patenkinti. Tai todėl tai yra pagrindinė mintis, kad visgi rekomenduojam pirkti už USDT. O Mexi birža mato naująją ultimą ar tik senąją? Apie tai ir kalbu jau kelis kartus, kad jų problema. Radat seną ultimą, smart adresu, radat naują ultimos adresu, tiek įvesti galima, tiek išvesti. Tengi pirmą parą tik tai buvo, reikėjo blockchainui susisinchronizuoti, tas truko 24 valandas, jos praėjo ir viskas veikia, jau nežinau, kiek čia veikia, jau beveik savaitę turbūt. Tai va, jokių problemų. O blockchainai veikia Bingix'e, man atrodo, GTO gal irgi būdų veikia, aš nežinau, bet man Mexi labai patinka, aš ten esu visos registruotas, bet ten mažai ką darau. Neužmirškit, kad pasileidžia Bingix'as pasileidžia Indijos rinkai, sakykime, tai vėlgi pirkėjų masės ateis, ultima dar sustiprės, tai kad artimiausių metų lauksim kainos ir 25 000 ir daugiau. Tai čia tokios žinios tikrai yra geros. Ir ką, neužmirškit, kad už rekomendacijas galite uždirbti.
už rekomendacijas galite uždirbti labai daug. Yra visą eilę bonusų, rekomenduokit tiesioginiam klientam, parduokit tiesioginiam klientam, kuo daugiau tiesioginių klientų, nedarykit jokių grandinėlių, virtinėlių ir panašiai, nieką tai neatves, daugiau tikrai neuždirbsit. Rekomenduokit tiesioginiam klientam, registruokit pas save, gaukit bonusus, 10% tiesioginius, gaukit turbo bonusus, ten nuo 100 ar nuo kiek dolerių iki 4400. Prasme, didžiuliai pinigai, tiem, kas dirba su bonusai, su rekomendacijom, plus pasieksit apyvartas didesnis, pasieksit 4 milijoną, pradėsit gauti begalybės bonusus, deimanto bonusus ir taip toliau. Nu, ta prasme, dirbti su pardavimais yra beprotiškai pelninga. Tai, kad nepatingėkit, dalinkite socialiniuose tinkluose, žmonėm botas beprotiškai įdomus. Kiekvieną dieną aš gaunu po 5, po 10 užklausų, nes tiesiog dalinėsi, tiesiog žmonės klausia. Ten 100 pamatų, 10 ateina, 100 vėl pamatį, vėl 10 ateina. Taip, kad tikrai vertinga, botas lygių neturi, nėra, kad ten lyginčiau kažkokiais, kaip sakiau, skaminiais botais, veksais ir panašiai, kurie užsilinks vieną dieną, rimta kompanija, rimtas botas, rimtas įvaizdis, daugybę metų rinkoje. Na, jeigu kažkas jūsų nesupras, nepriims, tai tiesiog, kad jūs ėmė savo reikalais, o jūs eikit toliau. Nebijokit dalintis, uždirbsit ne tik pasyviai iš boto, bet ir tai, kad uždirbsit aktyviai, jūs gaunat bonusus iš karto USDT, vedatės į savo Maxi sąskaitą ir pildotės balansą. Pasipildot boto balansą, botas dirba greičiau, pelningiau ir visi patenkinti ir jūs dar su didesniu entuziazmu dalinate šitą galimybę. Tai bonusai yra visi, kaip sakiau, USDT, išskyrus ten jau tokie rimti bonusai, kurie yra business plusais, pažengusiam daugiau, kurie jau visą gyvenimą ir botą laiką jums duoda kasdienius mokėjimus už decentralizuotą blockchain. Tai tokius kelis metus aš turėjau, tai yra tiesiog pardavėjo pensija yra beprotiškai gerai, nes tu vieną kartą dirbėjai ir tu visą gyvenimą gauni mokėjimus, gali važiuoti, išvažiuoti, kasdieną pasimdamas po N100 ir nesukti savo galvės, net jeigu nieko šiandien nedaryčiau. Taip, kad pardavimai yra beprotiškai pelningi. Bet jeigu dirbat su komanda, neužmirškit, kad turit būti aktyvus ir dar tokį dalyką pasakysiu, kad jeigu botą perkat savo, nuo 1000 eurų ir didesnius, tai jūs gaunate aktyvumą ilgesniam laikotarpiu. 1000 botas duoda jums aktyvumą 3 mėnesiam, 5000 duoda 6 mėnesiam, o 11 000 duoda metam laiko. Nusipirkot didelį botą, pamiršot aktyvumą, kas per jums ten dedasi, jūs gaunate už visus lygius bonusus iki 15 lygio, jeigu esat dar apyvartas didesnės pasiekęs, tai iki begalybės. Gaunat pastoviai bonusus, nesukat galvos dėl aktyvumo, komanda dirba, pinigų jau sukrenta bilekiek. Tai yra, taip kad pirkti nuo 1000 boto, ypatingai jeigu dirbat su komanda, tai tikrai rekomenduoju pirkti 1000 ir didesnį, jeigu dirbat su komanda. Tai jeigu dėl savęs, tai ten galite mažiukai, tai yra aktyvavimas savo akaunto vienam mėnesiui. Jeigu kažkas tai jūsų yra neaktyvus, tai bonusai, aišku, pasikelia į viršų. Bet apie pardavimų planą mes galėsim dar pakalbėti atskirų metu. Tiesiog per kitą papildomai užsimenu apie galimybės dirbti ir aktyviai ir parduoti šitą technologiją ir kitas technologijas, multivaliutinės kortelės, taip toliau. Viską galima siūlyti, rekomenduoti ir iš visur turėti naudos. Tai atrodo, turime dar kažką? Vieną klausimą, jo. Dabar dalesnį, jeigu depozitas reikalingas iš Maxi išsiimti, tai ir nori atšaukti orderius, tai pirmą reikia robotus sustabdyti, ar galime tiesiog atšaukti? Nežinau, šito klausimą irgi nežinau, galbūt ir verta sustabdyti, gal neverta, nežinau. Bet man tas sustabdymo mygtukas, aktyvavimas iki galo nėra išaiškintas niekur. Laukiam techninio webinaro, bet dar jisai nebus, aš pabandysiu į tą klausimą atsakyti. Iki to laiko, kai reikės kažką pasimti, tai manau, tas klausimas bus atsakytas. Tai malonu,
Ačiū visiems, laukiam kito penktadienio, laukiam dujų Irano strategijos, kurie labai gerai atidirba, o iki to laiko pasileidžiam botus, pildėm depozitą, rekomenduojam kitiem robotą, na ir tikrai matysim jau ne kitų rezultatą, ne mano matysit rezultatą, matysit rezultatą savo asmeninį, kuris dar labai motyvuos jums dirbti greičiau, sparčiau, dėti didesnį depozitą ir karščiau dalintis šitą unikalią galimybę. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir linkiu visiems gerą vakarą. Rolandas Baranauskas iš Kauno. Iki. Ačiū Jums, iki. Ačiū viso. Viso.